Labas visiems. Ar laukite šiandienos pozityvo? Aš labiau ne jūs įpratinu prie savo pozityvių kažkokių video kiekvieną dieną, bet aš pati naują įprotį formuoju. Kiekvieną dieną atkreipti dėmesį į pozityvius dalykus ir tuo pačiu pasidalinti su jumis. Ir jeigu nors vienam žmogui, kuris peržiūrės mano video, pasakys, teisingai Talina sako, gal iš tikrųjų vertėtų šiandien pasidžiaugti, tai jau bus labai didelis laimėjimas. Žiūrėkit, jeigu jūs dabar šią akimirką, aš jūsų paklausčiau, kaip tu gyveni, ir jūs man atsakytumėt, normaliai, viskas tvarkoj, tai jau ir yra pozityvu. Vadinasi, jūs šiandieną sveika esat ar ne, nėra jokių ypatingų nelaimių, didelių problemų, iššūkių, sakykime, kažkokių didelių įtampų, jūsų namiškiai sveiki, jūs pats sveikas, turite darbą, hobį, šiandieną dar penktadienis, o tai reikštų, kad savaitgalį mes galime daugiau praleisti su šeima, taip kaip norime, galime ir pailsėti į valias ar ne, kažką gražaus patirti, visur yra pozityvas. Dar tokia viena išmintis yra, labai mėgstu traukti tas patarles, kurias esu girdėjusi jau nuo vaikystės, kad nedėjok, nes visada gali būti blogiau, ar ne? Nes kartais mes neįvertinam, ką turim, bet norim kažko daugiau. Kaip sakom, kaimyno žolė žalesnė, ne? Čia iš tos situacijos. Tai mėlyje, pasidžiaugim, jeigu šiandieną niekas jums nesopa, jūsų namiškiams taip pat, valgyti turime, esame sotus, esam laimingi, kuriam draugiškus santykius, su nieko nesipykstam, niekam nepavydim, visiems linkim laimės. O kas dar gali būti geriau? Taigi, gero jums savaitgalio ir pozityviai žiūrėkime viską. Kai žiūrim pozityviai, o dar jeigu su kitais pasidalinam kažko gero, tai žinokit, tai gaunasi tokia virtinė laimingų žmonių. Iki sekančio video.